Ar Taip. paprastas žmogus turi gebėti valgyti viską, ar visgi tiek yra daug netoleruojančių, kaip dietologai nemėgsta šito žodžio Jo, netoleravimas, nes sako, tokio dalyko nėra, neįrodyta, dar nėra taip. mokslo, kuris įrodo, kad kažko kūnas netoleruoja. Tai kiek va, tas netoleravimas ir mikrobiota susiję dalykai ir kiek dėl to glitimo ir pieno produktų iš tikrųjų mes turime bėrimų? Pirmiausia, tai yra bent dvi būklės, kada glitimas ir pieno produktai iš tikrųjų gali būti jau taip faktiškai įrodyta, kad žmogus negali jų valgyti. Tai kalbant apie glitimą, tai yra celiakija. Ir Mhm. tai yra Nu, bet ten aiškiai 1% konkreti genetinė jo būklė, kada mes negalime vartoti būtent to baltymo kviečių. Nu ir ne kviečių, rugių ir panašiai grūduose esančio. mm. Antras laktozės netoleravimas, kada tikrai neskaido piene esančio cukraus, mes negaminame fermento laktazę savo kūne ir žmogui tikrai sukelia pašalinius dalykus. Dabar tie visi netoleravimai, taip, jie dažniausiai rodo sutrikusi žarnyno barjerą, sutrikusią kažkokią, tai tą visą balansą gerųjų bakterijų ir mikrobiotos bendraja prasme. Ir jeigu kūnas yra sveikas, jis iš tikrųjų turėtų gebėti toleruoti viską, bet tai vėlgi yra labai individualu. Ir dabartiniam pasauly truputį netgi gal yra ir taip naivu tikėtis, kad mes galėsim vieną dieną į save susipilti maišelį skitulsų, kitą dieną išgerti ten litrą pieno ir mums nieko nuo to nebus. Tai kai mes matome, ten, tarkim, veido bėrimus, odos kažkokias problemas, pirmas etapas dažniausiai vis tiek yra ta eliminacinė dieta, kuri taip naikina pieno produktus dėl kazeino, kad nekeltų papildomų reakcijų, dėl laktozės, naikina tam tikras grūdinės kultūras, tikrai ne visas reikia. Ir dažniausiai užtenka netgi tiesiog baltų, nekokybiškų miltų ir jų produktų atsisakyti, tada atsisakai ne tik glitimo, atsisakai krūvos saldiklių, tirštiklių, visko, nes pasiskaitykit kada nors, kad ir kokio krosano sudėti. Pažiūrėkit, kas ten yra. Ten neglitimas didžiausia problema. Tai kai eliminuoji glitimą, dažniausiai daug šlamšto atsisakai ir šiaip iš savo raciono. Ir aš niekada nerekomenduoju tokių dietų laikytis ilgai. Ir per tą laiką, tarkim, gali būti eliminuoti tam tikri produktai, bet tu turi pakeisti juos kokybiškais produktais. Visą laiką klausimas yra, į ką mes keičiame ir jis yra daug svarbesnis negu tai, ko mes atsisakome. Nes jeigu mes atsisakom glitimo ir pradedam pirkti beglitiminės alternatyvas, kuris yra lygiai toks pat super perdirbtas, nekokybiškas maistas, mūsų organizmui nuo to jokios naudos nėra. Ir tik pakeitę produktus su glitimu, tarkim, į kitas kruopas, tarkim, ten tą pačią bolivinę balandą, grikius ar kitus dalykus, mes galime tikėtis pagerėjimo, nes mes suteiksime daugybę skirtingų skaidulų rūšių mūsų žarnyne esančiom bakterijom, nes kaip yra su žarnynu. Ta įvairovė formuojasi nuo vaikystės ir mes turbūt tokią stabiliausią pasiekėm apie 20 gyvenimo metus, kada jau nusistovi ta mūsų žarnyno mikrobiota ir yra užimtos visos nišos tenai. Ir kuo mes maitiname tą mikrobiotą, tos rūšys daugiausiai ir klesti, bet tai nereiškia, kad nėra kitų rūšių. Ir jeigu mes pradedame keisti savo mitybą ir duoti daugiau maisto tom bakterijom, kurios yra mums naudingos, valgyti daugiau daržovių, kruopų, riešutų, sėklų, tada užveši kitos bakterijos, kurios kaip tik galėtų mažinti uždegimą mūsų organizme ir padėti kovoti ir su bėrimais, ir su žvynelinėm, ir kiek yra tų autoimuninių dabar visokiausių problemų, kada tiesiog kūnas pats puola save. Vien dėl to, kad yra toksai didžiulis disbalansas ir tai dažnai yra tikrai ryškios sąsajos su žarnyno mikrobiota, su žarnyno barjeru. Aš girdžiu, kad trumpalaikė turėtų būti eliminavimo dieta. Viskas su tuo gerai, man visą laiką kyla klausimas, kaip grįžti, ane? Nes žmonės dažnai labai radikaliai atsisako ir tada pasako, aš visam gyvenimui jau 10 metų nevartoju glitimo. Bet man iš karto atrodo, kad tai yra atvirkščiai blogai, dėl to, kad tu tada savo organizme eliminuoji tą fermentą ar bakteriją ir vėliau tu vėl gavęs to, tu tiesiog jausi kaip apsinuodijimą kažkokį. Bet mūsų tikslas turėtų būti, kad mūsų organizmas būtų pilna puokštė visko, kaip ir jūs sakot. Tai kaip grįžti, įsivaizduokim, mane beria, atsisakiau glitimo savaitę ir staiga sumažėjo spuogų. Tai reiškia glitimas, viskas, ir eliminuoju.
Bet taip mėgstu, aš vis tiek suvalgyti tos ir picos norėčiau suvalgyti kažkada kartą į mėnesį ir dar kažką, tai kaip man grįžti prie to maisto, kad vėl nepamatyti to siaubo ant veido. Ta eliminacinė dieta turi būti labai labai protinga ir kad ji veiktų būtent į žarnyno stiprinimą, kad paskui tie menki kažkokie nuokrypiai nesukeltų tokių didžiulių neigiamų tų pasekmių. O tai tas stiprinimas kas yra? Tai būtent įdėjimas į mitybą kitų kultūrų skaidulų ir grūdų? Taip, tai turi būti ir grūdinės kultūros, ir daržovės, yra dabar tas populiarus terminas pilnos struktūros augalinė mityba ir tai turi vis tiek būti mūsų raciono pagrindas, kuo daugiau skirtingų augalų. Nes gyvulinės kilmės produktai skaidulų neturi, o skaidulos yra toks turbūt pagrindinis priešuždegiminis mitybinis elementas kartu su polifenolinėm medžiagom, kurios irgi yra išskirtinai augalinės kilmės produktuose. Jeigu mes sustiprinam savo žarnyną, mes valgome geruosius riebalus, sėklas, riešutus ir taip toliau, tie maži nuokrypiai paskui tos picos, aš irgi, pavyzdžiui, turiu labai tvarkingą mitybą, aš suvalgau kartais tos picos ir man nieko neatsitinka. Man jau atsitinka kažkas, kai per atostogas per daug atsipalaiduoju ir tada jau aiškiai pasimato, kad jau stabdyk viskas, nebegali savo daugiau. Kūnas pats parodo. Jo, bet tai nereiškia, kad jūs nebetoleruojate to, tai reiškia, kad tiesiog galbūt yra perteklius. Taip. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.